Žodžiu, pasitikėjau blogeriais ir nusipirkau šitą. O ant kiek realiai jisai bus naudingas ir vertingas ir ateičiai upgrade'as, ką žinau, pamatysim šitam video. Nu, darau hebrytę, ką jūs gero, štai. Sveiki prisijungę prie mano sekančio video. Šiandien atėjo video kūrimo metas. Nusipirkom kai ką vėl įdomaus, šį kartą naudingo, manau, ir ateičiai, kaip sakant, upgrade'as, kad aš nenaudočiau pastoviai kažką, kad filmuot vien tik telefoną, o kartais tas telefonas būna reikalingas kažkokiem reikalams ar ką, ir tada imta viską stabdyt, padaryti, ką reikia ant tam telefone ir po to vėl įjungta video įrašymas. Žodžiu, tie, kas užsiema su video filmavimu ir suprantat, ką aš omeny. O kalba dabar eina apie mūsų tokį biskį expensive dalykėlį, kur mes nusipirkom. Mes jau žiūrėjom ilgai tuos video ir aš jau labai senai, kaip sakant, galvojau tą dalyką ir ar man verta jį pirkti ar ne. Ir su ateities tuo vizija, ką aš planuoju daryti, ir kaip sakant, jisai bus must have dalykas ir bus jisai pats naudojimas dalykas visur, galima sakyti. Ne tik vlogingė, bet ir tuos daryti, kad ir gal ir shortus, reelsus, ar Instagram, ar ten visokius video žodžių dalykėlius. O kalba eina apie šitą dalyką. O eina kalba hebrytė apie DJI Osmo Action 6. Pati naujausia kamera ir mes nusipirkom šitą įdomų žaisliuką ir jį pamėginsim filmuoto pirmo asmens, kaip ir irgi tuos video, nes daug kas naudoja šitą, kad filmuotos monitorius. Ir aišku, mes naudosim jį ir ne tik, kaip sakant, ne tik filmuoti ir sėdėti namie, bet ir eit į lauką kažką, filmuoti save, biškelį blogerį, nes artėja vasara, nes kaip ir nesinori sėdėti namuose ir tiesiog praleisti vasaros. Tai va, ir dar mes prisipirkom tokį update'ėlį, kad aš galėčiau ten savo tą tripodą naudot. Tai toksai upgrade'ėlis, toksai iš firmos K&F Concept, ir kuris prisisuks prie mano tripodo, kuris dėsis, ir toks kaip ir vadinamas adapteris, kuris prisikabins. Nu, čia mes prieisim prie jo arčiau, ir čia kaip ir jisai magnetinis, dar turi su reguliatoriais, kad aš galėčiau naudoti jį prie savo tripodo. Tai va. Ir, kaip sakant, apžvelgiam šiek tiek arčiau. Kaip aš ir šnekėjau, tas adapteris, čia jisai magnetinis, kuris prisisuks tas 1:4 varžto ir vadinamas Cold Shoe Adapter Mount for Action 6 Nano. Tai va. Ir pats DJI Osmo Action 6. Ir klausiau vadinamai blogerių apie šią kamerą, video kūrėjų, montuotojų ir reelsų ten šitų kūrėjų, ir sakau, ir kelionė šitų vadinamų ekspertų, vadinamą gurų. Ir tai čia, kas yra parodyta ir kas įeina šitą į komplektą, į Adventure Combo. Ir dar ateityje dar planuosiu, gal ir teks ir mikrofoną prisipirkti prie šito reikalo. Tai va, žodžiu, kaip ir sakant, ir keliaunam gal prie to mažiausiai, kas mums įdomiausias dalykas, tai prie šito mūsų adapteriaus. Ir kas šitam yra pakelį. Turim kompiuterį. Šiaip aš jau esu jį atidaręs, bet apsimeskim, kad aš čia atidarinėjau pirmą kartą, kad čia su tokiu mintim, kad wow! Turim 6 kampį. Ir kaip jisai atrodo. Čia tas quick release'as.
Čia magnetinis turi būti. Ir bus galima į greitai perstatyti tą action kamerą. Greitai pats atsidarai ir jisai pats. Ir gali jį reguliuoti šitos kampus, tą ten paverst, jeigu reikia. Arba jį laikyti tiesiai. Kažką ten tokio, bet mes, aišku, mes laikysim jį tiesiai, nu jo, kokiu kampu mums jo nereikia. Miškelį man atpatysinu šiek tiek. Tai va. Šito dėžutė kaip ir daugiau ir nieko nėra, kaip ir popieriukai mini ir vadinama instrukcija, kaip čia mes ją naudosim. Yra kiniškas variantas ir, vokiškas, japonų kalba, anglų ir kinų. Tik kaip čia viskas taip atrodys. Ta visa instrukcija, kad suprastų net debiliukai, kad kaip čia. Ir ką žinau, kaip iš to ir dėžutė daugiau ir nieko stebuklingo ir nebėra. Kaip ir viskas. Šitą dedam į šoną. Eina prie pačio maloniausio dalyko. O ką aš kiek dariau visokius unboxingus ir viską. Čia pats maloniausias dalykas tai yra atidarinėti. Kaip jum chebra, bet man žiauriai patinka atidarinėti naujus daiktus. Ką mes turim dėžė? Patį kamerą ir tokie turi būti aksesuarai dar. Ir aišku, tas vadinamas selfie stickas, su kuriuo mes jį prisidėsim ir galėsim jį kaip su pagaliu kažkam pridės. Bet aišku, mes to nedarysim, bet ir kaip ir viskas daugiau ir nėra. Kad šitam komplekte turėtų būti čia pati kamera greičiausiai bus ir čia turėtų būti baterijos. Tas, kur 3 komplekte turėtų būti su charging doku, tai gal keliaudamas prie to baterijo. Čia visokie instrukcijos. Tada varžtukai apsauga, kad action kameros nenukristų nuo ten, kur nereikia. Tada Type-C, USB Type-C. Tada šitie vadinami adapteriai. Nu, ne adapteriai, o ant kurio action prisijungs. Tas vadinamas quick releases. Jie komplekte yra 2. Ir būtų galima vieną prisukti prie šito, prie selfie sticko, o sekantis prie mano, pavyzdžiui, adapterio kaip tripodo. Arba kažkur dar ten kitur, nežinau, arba prisklijuoti gal prie šalmo, ar kažkas tokio, kaip vadinamas va šitas va. Ir tada pati baterija. Čia turi būti 3 baterijos komplekte. Ir kaip viskas realiai atrodo. Tos baterijos eina 1950 mAh. Ir kaip čia jos atrodo. Dar turi kaip ir jos atminties kortelės, tokį kaip laikiklį, kaip suprantu, bet aš neįsivaizduoju, kaip čia jos vadinamai kažkas čia va, kaip mačiau, ten jos turi laikiklį. Čia kur galima atminties kortelę laikyti, bet aš taip ir neįsivaizduoju, kaip čia jos praktiškai čia bus naudojama. Turi ir chargerį. USB Type-C. Čia dabar tie USB Type-C ten dabar kaip standartiškai. Belia kokį USB Type-C arba nuo telefono galima jį imti ir pasikraut. Tai va. Einam toliau prie šitų vadinamų. Kas dar čia mes turim? Tada mes turim tą tipo, kaip čia suprantu, tas kažkoks čia sliperį, kažkoks čia antislydimo nesąmonė, bet aš nemanau, ar čia mes ją vapšė net naudosim, kažkokią čia nesąmonę galiu pasakyti. Ir nežinau, kur mes čia jį naudosim, bet čia jis kaip ir prisiklijuos
prie šalmo ar kažką ten tokio, prie, šalmo, jau labiau jisai tokio turi įgaubto. Tada kas toliau, šitos dedam maišelius į tą dėžutę. Popierius gal mes netidarinėsim šitos, nes prasmės nematau kol kas. Tada čia vadinami adapteriai, mes juos bandysim atidaryti. Tas vadinamas turi būti irgi magnetinis, tai pasižiūrim. Aha, jo, magnetinis. Irgi. Kaip ir lyginus ir su šituo. Ir atrodo panašiai, bet šiek tiek, gal sakyčiau, gal turi to skirtumų. Aišku, bet pabandysiu praktikoje, kaip čia atrodo. Ir pabandysim su statiniais nustatymais, pabandysim kažką ir pafilmuoti. Ir kaip tas mikrofonas pačio dar DJI Osmo 6. Tada šitie varžtai. Tas vadinama apsauga. Tie vadinami čia va, prisisuks. Jie čia va tos tarpus skyrius įsidės ir prisisuks. Tai bus galima pademonstruoti ant pačios to selfie stiko. Čia pirmą reikia man jį nusiimti. Aišku, selfie stikas dar turi dar tą dar yra. Ir 1:4 varžtą, bet galvoju, gal jisai net ir neturi. Aš dar nusipirkau dar šitą dar. Įdomi. O kaip čia dabar tas selfie stikas, o kaip jisai įsitraukia. Vats. Kiek čia jo metrų yra? Kažkur metras su biškiu. Kažkur metras su cemais. Ir tada mūsų, kaip jisai turės prisiviršti, kad nenukristų. Ir viskas. Nėra toksai daug sveriantis dalykas, kaip ir galima ten mus kampą reguliuoti, pavyzdžiui, kad reikia mums į save atsisukti. Jo, ten šitą ir, pavyzdžiui, taip pats. Ir gal ir patogus tas dalykas, tas selfie stikas bus. Pabandysim praktikoje. Ir, žodžiu, keliaunam prie pačio DJI Osmo Action kameros. Tai pačio mūsų pagrindinio veikėjo. Įsivaizdavau, kad ši didesnė, bet kad kažkaip nėra tokia didelė, kaip atrodo. Reikia pakelt ir atsidaro. Reikia ištraukti šitą nuo tos drėgmės surinkėją. Pagal patį DJI kompaniją sako, kad be papildomų visokio priedo su ją galima tiesiog taip panert 20 metrų gylyje ir gali ir filmuot. Gal būtų prikolas, bet tai aišku, čia Lietuvoje ar Vokietijoje net nėra tokių vandenynų, kad kažką filmuotum po vandeniu, kaip čia žuvys plaukia ar ten kažkokio ten tokio, net pas mus net tokio net nėra, ten vandens švaraus. Ir aišku pati linzė, kad šitas, jeigu netyčia tu šitas sudaužai, nes jisai, kaip sakant, atsisuka ir pasikeičia. Gali imti ir pasikeisti, nes yra ir NDI filtrų ten visokių. Ten gali kaip ir aksesuarą nusipirkti ir gali ten white fill pasidaryti arba kažkokius ND filtrus, kažkokius ten visokius prikolnus dalykus. Ir jas gal ir kažkada ir pasižiūrėti ir išbandyti. Ir jisai prisisuka vėl atgal. Ir čia, kaip sakant, turi 2 ekraniukus. Tik aš dabar neatsimenu dabar OLEDai, bet tikrai čia ekraniukai visai geros raiškos. Kur atsidaro Type-C, kur dedasi. Ir man atrodo, kad neis man to pajungt savo to išorinio mikrofono. Pas mane tas adapteris toksai įsikiša į Type-C, toksai pailgas, toksai taip va. Ir jisai va čia va šitas kaip ir
man tikrai trukdys, ypač, būtų gerai, kad šitą nusiminėtų gal, bet aišku, jisai nenusiminės. Arba kažkokį adapterį tokį nusipirkt, kad pailgintoją sakyčiau, bet tas irgi kaip ir nelabai super toks, kaip ir iš vienos pusės gerai, bet ir negerai. Ir bandysim įsidėti bent jau pirmą bateriją iš mūsų DJI komplektuko. Oi. Ir kaip ir dėsis, man atrodo, taip. Ir turėsiu ir įsijungti. English DJI Osmo. Sakant, kalbų turi nemažai, bet aišku, ten japonų, kinų, arabų, ispanų, prancūzų, ten italų, rusų, turkų, bei indonezinio, kapolskį, o kai visada, kai lietuviai, nieko, Negligent Grey, versija, Discover More Set Daytimes Configure. Taip, 26, palauk, šiandien pas kovas, ne? Tai nuo 6 kovo 5. Das Marktions Talent. Should record buttons, press once to take a photo, or press once to take a photo, or record, press and hold name. Ir kaip ir viskas. Kaip sakant, kad turim 2 ekraniukus, kad matytume save irgi, kaip čia ką. Ta tipo zoomą turim, bet aišku, kaip šitas zoomas tas veikia. Ai, palauk. Ar čia reikia paspausti? Ai, double tap. Elektroninis zoomas ir turi vidinė atmintis, turi 50 GB, tai kaip ir problemų Hebra neturėsit su juo, nes kaip jau iš karto įsipakavot ir galite iš karto bėgti kamerą ir daryti shoots, video, foto. Čia galima pasikeisti tipo white, tipo ultra white, natural white, standard ID. Čia visokių turi presetų viską ir jis filmuoja Full HD. Net iki 240, 27K 16:9, 2K 2.7 ant 4.3 ir standartiškai 4K 16:9 ir tas vadinamas arba yra toksai auto portretas tipo. Čia man patinka tas, kaip čia dabar grįžt, kvadratinis. Tu jau gali iš karto filmuoti kaip nori, arba taip, arba vertikaliai, arba horizontaliai. Ir jau video montavime tu jau gali jau pasirinkti pats, kaip ten nori, ar ten horizontalų, ar ten vertikalų tu nori pasidaryti. Automatically adjust respirator camera, arba landscape, arba portretas tas vadinamas, jo. Tuos daryti Instagramui, ne, tuos, sakysi, reelsus daryti, ten, sakysi, blogeris, ten tą viską, ten šitą daryti. Ir aišku, čia jisai iš karto pasikeičia 4K, pavyzdžiui, 30 FPS, ne? Arba, kaip ir standartiškai daug kas daro, 4K ir 60 kadrų. Nu, čia vidinė atmintis, 50 GB ir galima naudoti ir atminties kortelę, kurios mes neturime, gal kažkada mes ją nusipirksim. Nu, aišku, mes pasikeisim tą ant landscape, bet mes padarysim ant auto, kad mes galėtume čia ją filmuoti. Jeigu mes pasirinkom ne auto, o tiesiog landscape su pilna ekranu, ne? Ir, pavyzdžiui, pabandom, ne, 4K ir 60 FPS, ne? Ir spaudžiam filmuoti, ja? Swipe down to let before screens turn out. Ir štai ir padarom pirmus kadrus, ne? Kaip mes čia atrodom, ne? Kaip sakant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Kaip čia atrodo
mūsų kanas, ne? Ir čia dabar filmuoti 4K ir 60 FPS. Ir paspaudžiam dar kartą mygtuką ir viskas. Dabar klausimas, kaip tą video peržiūrė dabar. Ir yra volume. Ja? Ir pasižiūrė. Ir čia, kad net ir fiksuoja garsą. Ir šiokius tokius turi garsiakalbius, kad galima būtų ir video peržiūrėti. Ir aišku, kaip čia mums tai galima ir iš karto ištrinti. Confirm. Ir aišku, dabar baterijos yra 43%, tai kol kas aš galiu filmuoti valandą ir 25 minutės. Ir kaip čia, pavyzdžiui, jinai dar ir fotkina, žinau. Video. Tu nori pasakyti, kad mums reikia dar pasirinkti 16. Čia visokių presetų yra. Sorry, kad kampas čia biškai kitoks, ne taip kaip, pavyzdžiui, Vaito, ne? Kaip suprantu. Ir jisai dabar fotkins mane. Ir padarom fotkinti savęs, ne? Ir padarėm tokį kaip 15 kadrų iš karto. Ir galima ją ištrinti. Delete print 15 Photoshop. Šitą irgi ištrinam. Sakymų nereikia. Nereikalingais failais dabar apkraut. Sėdami nustatymai, čia apšvietimas, mikrofono, voice control. Čia galima, voice controlas yra, kad galima rankų žestai. Switch menu. Create image custom modes. Čia galima taip, minion, super night, object tracking. Slow motion. Ir time lapse. Čia kai jau, čia irgi ten tie blogeriai naudoja. Mandinama tos time lapsus ir visa kita. Tai jau, kaip sakant, čia trumpai perbėgom per nustatymus, kaip ir pasibandom tą vadinamą selfie sticką, ja? Ir voila. Ir viskas. Ir galima filmuoti. Visiem tą vadinamą selfie sticką, ne? Ir voila, tipo, matai, galima filmuoti. O jeigu nori save filmuoti, tiesiog ir viskas. Ir jau matai save visada kadre. Tas žiauriai patogu, kai turi antrą ekraną. Ir nežinau, gal tada pabandom porą padaryti kadrų, kaip mes atrodysim. Tai padarom ne 4K, 60 FPS, ne? Ir žiūrėsim ir kaip čia su tuo mikrofonu. Mūsų su DJI Osmo Action 6 filmuojam. Mūsų mikrofonas, nežinau kaip čia veikia, 1.2, su kol kas stokiniais parametrais. Tiesiog, kaip čia mes atrodo visą kitą rankoje, nežinau, tikrai patogu ją laikyti. Nėra tokia sunkiai ir visada aš matau save, kad aš kadre būčiau, tas žiauriai irgi patogu. Ir aišku, galim ją ir, kad gal sakyčiau, pakeitimas. Ir taip apsuktas dabar
kaip čia viskas atrodo. Nu, čia dabar pas mane bardakas. Ir tikėkimės, kadrai gausis neblogi. Porą kadrų ir štai mano telefonas. Žiūrėkit, kaip 1, 2, 1, 2, la. Mikrofonas. Ir čia va palyginus, čia dabar mano standartinis mikrofonas. 1, 2 mikrofonas. Standartinis. Ir DJI Osmo mikrofonas. Čia kol kas jokių statymų nekeičiau. Nu ką, šitą kaip ir pasibandžiau, iš negamų įsijungia. Ir aišku, pabandom, kaip čia mano šitas veikia. Nu, kaip ir tinka. Jokių problemų net nėra. Tai vat, šitas kaip ir irgi laikosi. Ir tikrai, manau, saugiai jisai niekur ir nenukris. Plius dar magnetas laikosi ir ką aš galiu pasakyti, kaip ir bandysim ant dienų, nežinau, su juo daugiau filmuot, daugiau video daryt ir bandysim, taip sakant, pratintis jau ir telefono nebenaudot, o naudosim vien tik DJI Osmo Action 6. Ir pabandysim atnaujinti, man atrodo, programinę įrangą per tikriausiai, kur galima DJI Store atsisiųst appsą ir per ten ir telefone naudot tą šitą visą reikalą. Ir tiek kaip ir. Tai va, chebryte, mano toks va trumpas apžvalga apie šį DJI Osmo Action 6 naują kamerą. Jinai kaip ir nėra jau sena, kaip ir jinai buvo išleista kaip ir ne per seniausiai, gal gerų porą mėnesių, gal ir daugiau, bet dabar tiksliai neatsakysiu. Bet su selfie sticku tai man tai žiauriai prikolnai patinka. Beveik vos ne 1,5 metro. Bet labai lengvai va jūs net pasiekė chebra telefonas, kur yra. Žiūrėkit. Jo, tai čia save iš toli filmuoti, tai čia galima bus. Čia neblogi aksesuarai. Aišku, padėsim tą bateriją, bandysim ją kraut. Ir šiuo momentu galim ir tai padaryti. Bateriją ištraukt ir mes ją įdėsim ant pakrovimo. Tai vat. Pilnai pakrausim. Tai vat, chebryte, tai jeigu patiko šitas video, tai nepamirškit paspaust like, o jeigu nepatiko ir buvo jums neįdomus ir neinformatyvus ir kažką nusipezėjau ir pakalbėjau kažką nesąmonės, tai patys žino, dislike ir bandysim grįžti prie video filmavimo ir pagaliau galėsiu kažką normaliai filmuoti. Nebūt priklausomas prie telefono ir galimai, kad gali būti, kad teks ir dasipirkinėt mum ir mikrofoną dar, įsileis dar porą šimtų vėl. Turi pastebėjimų ar kažką, palik komentarą apačioje ir pabandysim padiskutuot. Gal kažką netaip parodžiau, gal nelabai prabėgu per tuos nustatymus, parametrus, kaip čia ką viską jisai daro. Internetas pilnas platybių šito video, kaip ten tas filmuoja ir viską, mes irgi ten tokių kaip ir trumpai kadrų padarėm, bet aišku viduj, bet kai filmuosim lauke, tai bandysim kažkada išeiti į lauką ir pasiblogerinti ir bandysim nueiti vėl į savo tą senąją spotą, kur mes filmavom tuos grafiti ir viską. Ir taip porą video padarysim apie savo kokpitą, kaip čia kas, kaip ten su juo blogai, kas gerai buvo ir visa kita. Tai tiek, pasikartosiu, jeigu patiko, like, nepatiko, dislike. Ir jeigu esi naujas, subscribe, tas žiauriai motyvuotų mano tą visą veiklą. Kaip ir turiu gaming YouTube kanalą ir YouTube vlogo kanalą, kurį paliksiu aprašyme arba pridėsiu kažkur savo outro pabaigoje. Nes aš noriu, kaip sakant, atskirti savo gaming
nišą ir nuo paprastos, kaip ir tos vadinamos daily savo rutinos, kaip kažką veikiam, filmuojam, ar važiuojam, ar tiesiog, kad mūsų YouTube algoritmai nesusiknistų. Tai ačiū, kad žiūrėjote, visiems iki, gero poilsio, o visiems iki ir priskibryte šauti ir pasimatysim sekančiuose videose ir aišku, sekantis kadrai bus jau su DJI Osmo Action 6 kamera. Priskibryte šauti.